Labas, Giedriau. Na, iš tiesų, šį rytą 11 val. Iš Klaipėdos dramos teatro aikštės išbėgo ugniagesys gelbėtojas Aidas Ardzijauskas. Mes kaip tik jo laukiam, jis netrukus turi pasirodyti. Kartu su juo išbėgo ir jo kolega Alfonsas Vaitkevičius. Va, matau, atbėga vyrai, mes čia toj atbėga ir kodėl, kaip kas, toj mes jų pačių paklausime. Jie jau įveikė pirmąjį etapą, tai yra nubėgo nuo Klaipėdos iki Palangos, tai yra kažkur 30 km. Sveiki, malonu jūs matyti, sveiki, sveiki. Mes esame tiesioginėme eteryje. Aidai, ir pirmiausia tavęs klausiu, kodėl sumanėjai tokį žygį apibėgti Baltijos jūrą? Tai yra kiek, 3200 km? Panašiai apie tiek. Kodėl? Koks tikslas šio žygio? Žygio tikslas surinkti truputėlį labdaros žuvusių ugniagesių šeimoms, išbandyti save, garsinti Lietuvą ir bėgimą populiarinti. Va, ir kolega prisijungė kaip tik. Aš žinau, kad mintis būtent apibėgti Baltijos jūrą Aidui gimė prieš metus. Sakyk, ar ilgai intensyviai ruošėsi ir kas yra svarbiausia šiame bėgime? Mintis kilo, ruošiantis bėgimo aplink Lietuvą, o ruošiausi pagrindę psichologiškai, kad pats nebijočiau tų skaičių ir tiek laiko, sakykime, bėgti. Tai nėra baisu, jaudulys neima, jau nubėgai 30, ar ne, kilometrų? Panašiai, dar 50 liko šiandien ir viskas. Aha, tai vidutiniškai per dieną kiek planuojat nubėgti? Apie 80 km, truputėlį daugiau. Na, vieną dieną daugiau, kitą dieną mažiau. Jo, čia vidutiniškai gaunasi 84 kažkokie kilometrai. Vidutiniškai, vidurkis. Aišku. Tai psichologiškai esi pasirengęs, baimės nėra? Ne. Aišku. Na, dabar tikriausiai žiūrovams smalsu tokios, sakykime, detalės. Tai bėgsi kaip? Greitkeliais, takeliais, pakraščiais kažkokiais tai? Šiaip ten, kur yra galimybė, bėgsim dviračio takais, ten, kur nėra galimybės, bėgsim plentu. Žadė apibėgti 9 valstybės? Taip, 9. Latvija, Estija, Rusija, šitas Sankt Peterburgas, toliau Suomija, Švedija, Danija, Vokietija, Lenkija, vėl Rusija ir Lietuva. Na, žiūrovai tikriausiai mato, kaip prasidėjo būtent šitas startas. Dar kartą priminsiu, Klaipėdoje teatro aikštėje ir kaip Aidas bėgo būtent šį atstumą. Na, sakyk, o tamsiu paros metu ar bėgsi? Šiaip neplanuojam, bet jeigu labai stipriai atsiliksim nuo planuoto grafiko, tai kažkur tai teks. O kas gali sutrukdyti šitą žygį? Kas, gali, vėlinti jį? Žinau, grįši į Klaipėdą rugsėjo 14 dieną. Jo, rugsėjo 14, oras. Aš tikiuosi, kad didžiausias būtų toksai neparankumas. Jeigu stipriai lytų, ar audra būtų, ar dar kažkas, tai reikėtų, kaip sakyti, išlaukti tą. Na, o man yra smalsus, sakyk, o batelių ar daug esi įsidėjęs? Ar su tais pačiais žadi yra nubėgti tuos 3000, beveik 500? Ne, turiu 7 poras batelių ir maždaug po 500-600 su kiekvienam bėgsiu. Aišku. O dabar sakyk, tu dabar atbėgai su klaipėdiečių ugniagesių gelbėtoju Vaclavu Vaitkevičium. Alfonso, atsiprašau. Alfonsai, sakyk, kaip tau šitas bėgimas? Man tai jau išbandymas yra. 30 kg ir aš jau, kaip sakant, savo kartelę kaip ir išnaudojau šios dienos. O tai nežadi bėgti iki pat galos? Ne, viskas. Kodėl? Mano galimybė šį kartą ribotas jau, nes aš jau O kaip įvertintum pats, sakykime, kolegos žygį apibėgti, Baltiją? Sakau, tai čia labai drąsus žygis, aš šiaip galvočiau ilgai, ar tą galėčiau padaryti aš pats. Ir dar, Aidai, noriu paklausti, tave šitame žygyje ar lydės dar kažkas, ar tu taip vienas ir bėgsi? Šiaip yra sutarta, kad tam tikrose vietose kažkas tai prisijungs. Kiekvienoje šalyje po truputėlį.
Aš žinau, kad Švedijoje prisijungs apie 40 km žada bėgti ir ambasadorius Lietuvos Švedijoje. Na ką, ačiū labai, nebetrukdom jūs, toliau galit bėgti, sėkmės vyrai. Na, o mes tikimės, kad iš tiesų suplanuotų laikų rugsėjo 14 dieną kažkur po vidudienio Aidas tikrai grįš į Klaipėdą ir mes jį labai džiugiai pasitiksim, nes iš tiesų išgarsins jisai ne tik Klaipėdą, bet ir Lietuvos vardą, aš manau, pasaulyje. Giedriau? Be abejo, lauksime žygio rezultatų, prieš tai aišku ir informacijos, kaip sekasi mūsų ugniagesių gelbėtojų bėgti.